Labas. Šiandien pažaiskime žaidimą, kuris vadinasi GeoGuessr. Mums reikės pažiūrėti į žemėlapį ir pasakyti, kur esame. Ar ne? Pabandykime. Gerai. Taip. Matau kelią. Ne? Čia yra kelias. Medžiai. Šaligatvis. Ar ne? Čia yra namas. Ir yra automobilių keletas. Ne? Čia 4 automobiliai pastatyti prie namo. Prie šito namo. Ir nematau žmonių, ar ne? Žmonių visiškai nėra. Čia yra kažkoks laukas, galbūt kukurūzų, ar ne? Galbūt kukurūzų laukas. Čia yra perėja, galima pereiti per gatvę. Ar ne? Bet aš nežinau, kur aš esu, ar ne? Kur mes esame. Čia gali būti Europa, ar ne? Visai panašu į Europą, galime pažiūrėti kokia kalba. Ar ne? Panašu yra į italų kalbą. Šiek tiek panašu į italų kalbą man, ar ne? Taip. Man atrodo, kad mes esame Italijoje. Ar ne? Ir architektūra tokia šiek tiek itališka galbūt. Ir saulė šviečia, ar ne? Gana stipriai. Atrodo, kad čia yra gana šilta. Ar ne? Gana šiltas klimatas ir turbūt automobiliai, ar ne? Mašinos yra daug itališkų, ar ne? Šita mašina yra itališka. Ten matosi itališkos mašinos, ar ne? Čia galbūt prancūziška, bet yra daug itališkų, ar ne? Čia itališka. Yra daug itališkų automobilių ir itališki užrašai. Čia yra Italija. Bet man neatrodo, kad čia yra Italijos pietus. Man atrodo, kad čia yra turbūt Italijos šiaurė. Pabandykime. Čia. Taip, ar ne? Visai netoli. 141 kilometras. Gerai, pabandykime kitą. Ok. Man atrodo, kad čia yra labai karšta. Čia yra pietus, ar ne? Nes yra labai aukšta, didelė palmė, ar ne? Ir saulė labai, atrodo, stipriai šviečia, ar ne? Aukštai danguje. Man atrodo, kad mes esame pietuose, galbūt čia yra Amerika, galbūt čia yra Kalifornija, ar ne? Pažiūrėkime. Ir namai atrodo tokie maži, ne? Vieno aukšto namas. Man atrodo, kaip Amerikoje, tokių Amerikos stilius, ar ne? Ir šitas automobilis, šita mašina yra amerikietiška ir didelė. Amerikoje mašinos yra didelės, ar ne? Kaip pavyzdžiui, šita mašina irgi atrodo didelė, kaip Amerikoje. Man atrodo, kad mes esame ir taip anglų kalba taip pat. Mylios per valandą, ne kilometrai, ar ne? Aš manau, kad mes galbūt esame Kalifornijoje. Čia galbūt yra Kalifornija, nes čia labai karšta, dideli automobiliai, daug vietos. Bet galbūt čia ne Amerika. Pažiūrėkime, kurioje pusėje yra mašinų vairas, ar yra kairėje ar dešinėje. Ar ne, nesimato. Nežinau, kuria mašina važiuoja mašinos. Taip, man atrodo, kad visgi važiuoja dešinę pusę. Ar ne, tai čia nėra Australija. Gerai, bandysiu spėti, kad mes esame kažkur netoli Los Andželo, Kalifornijoje. Pabandykime. Arizona, ar ne? Bet nelabai toli. Ar ne? Vis tiek esame Amerikoje. Gerai. Kitas. Taip, čia irgi labai karšta, ar ne? Irgi yra palmės. Bet šitos palmės yra labai žema, ar ne? Kalifornijoje arba Arizonoje buvo aukšta palmė, čia yra žema palmė. Nežinau, pirma impresija, pirmas įspūdis yra, kad mes esame kažkur pietryčių Azijoje, ar ne? Pietryčių Azija yra čia, galbūt kažkur Tailande, Malaizijoje galbūt, ar ne? Toks pirmas įspūdis, ar ne? Ir taip pat yra daug japoniškų automobilių. Čia japoniškas automobilis, čia japoniškas, čia. Ir man atrodo, kad Tailande, pavyzdžiui, yra gana populiarūs japoniški automobiliai. Azijoje yra populiarūs, čia taip pat japoniškas, ar ne?
Bet aš nežinau, ar čia yra Tailandas, ar čia yra Kambodija, ar čia yra galbūt, na nežinau, netgi galbūt Indonezija arba Singapūras. Būtų labai gerai pamatyti ženklą su kalba, ar ne? Kad būtų kalba. Kokia čia kalba? Arba čia galėtų būti ir Afrikos šalis, ar ne? Nes matau, kad gerai. Nežinau, kur mes esame, sunku pasakyti. Ir atrodo, kad čia yra šalis, kur žmonės daug investuoja į apsaugą, ar ne? Tai yra tvora spygliuota. Čia negalime eiti, ar ne? Na, nežinau, tikrai nežinau, kur mes esame. Būtų labai gerai pamatyti kalbą, ar ne? Kur būtų kažkas parašyta. Bet nieko nėra parašyta. Spėju, kad dėl to, kad čia yra Pietų Afrika. Bandykime. Na, ne. Visgi toli esame, ar ne? Bet tiesiog pagalvojau, kad pietryčių Azijoje, ar ne, nėra tiek daug tvorų, kad būtų spygliuota, ar ne, su spygliais užtverta, kad būtų, ar ne, o ten buvo, tai dėl to. Gerai, galime toliau. Taip. Čia man panašu į Angliją arba Škotiją, į Britaniją, ar ne? Nes daug raudoni namai, ar ne? Britanijoje daug raudonų namų. Ir taip pat matosi, kad čia yra angliškai parašyta. Ir taip pat matosi, kad čia nėra didelis miestas, ar ne? Čia yra mažas miestas, nes namai yra maži, individualūs namai, ar ne? Arba sujungti individualūs namai. Gerai, gal čia ant autobuso bus parašyta. Lincolnshire. Ok. Kur jis yra? Man atrodo, kad jis yra kažkur viduryje. Viduryje, ar ne? Anglijos. Nežinau tiksliai. Na, galime padidinti galbūt. Kur yra šitas regionas ir šitas miestas? Neatsimenu. Man atrodo kažkur viduryje. Pabandykime čia. Taip, beveik, ar ne? Gerai, ir tada paskutinis. Taip, čia irgi yra labai karšta. Čia yra pietus, ar ne? Matosi kalnai, ten yra kalnai. Ir yra gana sausa, ar ne? Nes žemė nėra žolės, ar ne? Ji tokia labai sausa žemė ir raudona. Bet čia galbūt taip pat yra Afrika, ar ne? Nes atrodo, kad tikrai labai karšta. Gerai, galbūt spėsiu, kad mes esame kažkur Botsvanoje, galbūt, ar ne? Pabandykime. Taip, visai netoli. Gerai, tikiuosi jums patiko žaidimas ir iki.